Parduotuvės tai skirtingos prenumeratos parduotuvės versijos, kuriuose apžvelgiamas jūsų turinys ir parduotuvės pasiūlymai. Galite sukurti tiek parduotuvių vitrinų, kiek tik norite, kad juose būtų galima skelbti teminės akcijas, sezoninius pasiūlymus, klientų grąžinimo kampanijas ar specialius pasiūlymus. Norėdami sukurti vitriną, pasirinkite parduotuvę, tada parduotuvės ir spustelėkite pliuso simbolį šalia pridėti vitriną. Esamas vitrinas galima redaguoti naudojant pieštuko piktogramą. Kairėje pusėje matysite visas nustatymų parinktis, o dešinėje pusėje galėsite stebėti visus pakeitimus realiuoju laiku. Bendrųjų nustatymų dalyje. Aktyvuokite ir pavadinkite parduotuvės vitriną. Pasirinkite paryškinimų ir mygtukų spalvas. Nustatykite pageidaujamą aprašymą optimizavimui paieškos sistemose. Antraštės nustatymuose galite įkelti savo logotipą, išjungti paieškos funkciją arba nustatyti fono spalvą. Skyriuje Hero nustatote pradinio puslapio antraštę, mygtuko tekstą ir išvesti, kuri bus rodoma įrenginio ekrano nuotraukose. Jei pasirinksite parinkti latestis SUE naujausias leidinys, ekrano nuotraukos bus atnaujinamos su kiekvienu nauju leidiniu. Suaktyvinkite mygtuką straipsniai, kad tiesiogiai reklamuotumėte 3 numerio straipsnius ir taip padidintumėte susidomėjimą žurnalu. Suformuluokite įvadinį tekstą ir pasirinkite norimus straipsnius automatiškai arba rankiniu būdu. Mygtukų rodyti straipsnio rodiklės nuorodą pateksite tiesiai į turinio lentelę. Daugiau žurnalo archyvo ekrano kopijų galite sukurti skiltyje Archyvas. Skyriuje Funkcijos galite aktyvuoti arba deaktyvuoti mygtukus, kad iš anksto nustatytomis piktogramomis reklamuotumėte žurnalo funkcijas ir patobulinimus. Skyriuje Kainos galite reklamuoti 3 savo produktus. Norėdami tai padaryti, sąraše pasirinkite norimus produktus. Geriausią pasiūlymą galite paryškinti mygtuku Fat to Red. Mygtukas skeletas rodo, kad kainos yra orientacinės vertės. Taip pat galite pritaikyti šios skyriaus tekstus ir išplėsti gaminio aprašymą. Prisijungimo nuoroda skaitytoje nukelia tiesiai į archyvo prisijungimo langą. Skyriuje dėja galite rodyti dažnai užduodamus skaitytojų klausimus. Ar siūlote kelis artiklio pavadinimus? Parinktis daugiau pavadinimų pateikia nuorodą į kitus pavadinimus ir taip suteikia galimybę kryžminti pavadinimų pardavimus. Galiausiai paraštėje galite įterpti savo atspaudo ir duomenų apsaugos nuorodas arba kitus nukreipimus į savo svetainę.